Katilo užkrovimas. Atidarome rezervuaro dangtį ir užpildome bent 50 kg kuro. Saugumo sumetimais dangtis turi būti atidarytas tik tai užkrovimo metu. Įjungiame automatiką. Nuspaudžiame rankinio valdymo mygtuką, vėliau start mygtuką ir kuras sliekiniu tiektuvu, tai yra šneku, yra paduodamas į dėviklio vidų. Paduodame kurą tol, kol jisai susilygins su dėviklio kėtaus skritulio paviršiumi. Viršutinioji šilumokaitinė katilo dalis. Tai vieta, kur karštas oras išeidamas sušildo plieninius vandens marškinius. Užkūrimas. Užkūrimui galima naudoti degų skystį arba malkas ir juos padegus reiktų laukti, kol anglis įkais iki raudonumo. Kai tai įvyksta, galime įjungti automatinį režimą. Apatinės katilo durelės yra skirtos valymui. Specialių patogių žarsteklių sudegęs šlakas yra išstumiamas lauk ir pašalinamas. Katilo automatikos valdymas. Spaudinėjant F mygtuką galime pasižiūrėti katilo, boilerio, šneko, pamaišymo vožtuvo ir lauko temperatūrą. Taip pat galime nustatyti norimą katilo temperatūrą. Palaikius nuspaustą F mygtuką, įeiname į meniu valdymą. Yra tokie pasirinkimai: pilnas meniu, standartinis meniu, oro padavimo valdymo meniu, šneko meniu, boilerio valdymo meniu, pamaišymo vožtuvo meniu, termostatų meniu. Slėgis palaikomas sistemoje turėtų būti ribose tarp 2 ir 3 atmosferų. Pamaišymo vožtuvas gali būti tiek mechaninis, tiek automatinis, kurį valdo katilo automatika. Katilo gesinimas. Nusprendus greitai užgesinti katilą, nuimamas pakabintas metalinis blynas ir tiesiog uždedamas ant ugnies židinio.